Na ką, matosi gerai, sveiki visiems dar kartelį. Nežinau, kur saulė šviečia, nežinau, kaip aš matausi, bet ką, aš grįžau po vakarykštės nakties. Trumpai apie vakarykštę naktį, tai galiu pasakyti taip, kad jo, buvo įspūdžių, iš tikrųjų nebuvau pasiruošęs tam, kas įvyko vakar. O vyko tai, kad man buvo užkybęs labai didelis šamas ant to viščiuko galvos, su tais visais viduriais ir kaip ir panašiai. Bet aš kaip ir tolokai sėdėjau nuo meškerės apie keletą metrų ir sėdėjau, susirašinėjau telefonį. Iš tikrųjų neturėjau nei skambučio ant meškerės, nei fosforo, nei signalizatorių, tai yra aliarmo. Ir buvo taip, kad susirašinėjau su draugais ir tiesiog girdžiu, kaip upėje mano vietoje, kur užmečiau, tik vėliau po kelių sekundžių supratau tai. Buvo didelis splash, tai tiesiog žuvis įsivertė, pasakyčiau, kaip krokodilas. Aš net įsigandau ir aplinkiniai žvejai, aplink, kas mane sėdėjo, irgi įsigando. Ir tada aš suvokiau, kad iš tikrųjų ten ir mano meškerė užmesta. Ir žiūriu tamsoje į savo meškerę, jinai tiesiog visa susilenkus ir supratau, kad tai yra jo žuvis užkybusi. Ir tiesiog bėgdamas šiuo smėliu aš tiesiog kažkaip ir, ne tai, kad paslydau, ėmiau meškerę ir tiesiog nepasikirto. Aš turėjau sėdėti prie pat meškerės ir laukti tik pirmojo palenkimo ir būti jau pasiruošęs kirsti, nes žuvis per tą laiką, kai aš susirašinėjau telefonu, žuvis tiesiog paėmė mano masalą, aš nemačiau, negirdėjau, nes skambučio neturėjau, jokio signalizatoriaus. Ir žuvis tiesiog išėjo į viršų ir jinai nusipurtė mano kablius. O žinant, kad šamo didelio burna ir visas tas yra didelis kaulas ir stiprus kaulas ir reikia labai stipriai pakirsti tą žuvį, ypač naudojant tokius didelius kablius kaip vos ne pirštas. Tai iš tikrųjų susimoviau, pagaliu pasakyti. Bet nieko, ką padarysi, gavau gerą pamoką. Ir šiandien esu pasiruošęs sekančiam raundui. Tai žiūrėsime, kas iš to išeis. Tai ką iš tikrųjų, kaip matote, gale manęs jau stovi ne viena meškerė, o dvi. Nes šiandien ryte atsikėlęs, pagalvojęs, kad turiu dar likusias 2 savaitės, nors iš tikrųjų gal žvejosiu tik savaitę. Kitas likusias dienas norėjau praleisti Susėse, aplankydamas muziejus, kalnus, nežinau, ką pavyks iš tikrųjų, bet kiek galima žvejoti. Tai šiandien grįžau į žvejybą su 2 meškerėmis, nusipirkau tokią pačią, tai yra komplektas. Valo nepirkau, nes ant vienos rytės buvo 300 metrų. Iš tikrųjų nereikia, man tai padalinau per 2 rytės, tai gavosi po 150, sakykime taip. Metimai, kuriuos darau, tai nėra tolimi 30 metrų, 30-40, tai iš tikrųjų man to užteks. Tai šiandien ryte atsikėlęs, galvoju, wow, reikia man antros meškerės, nes kažkaip tai buvo nuobodu sėdėti su viena, aišku, turėjau kibimą, visai neblogai, tad nusipirkau antrą meškerę. Ir viščiuko dar turėjau, vieną šaldiklį užsišaldžiau, tai kas buvo nuo vakar, iš tikrųjų neišmečiau, nes galvoju, kam galima dar kartą panaudoti. Ir kitą dar turiu šviežią. Tad bandysime kažką tai vėl sužvejoti. Norėčiau padėkoti tai šeimynai visai, nes iš tikrųjų jie buvo pagavę ungurį vieną, kai atvažiavau šiandieną. Ir ruošdamas savo meškerės, paruošęs jau sistemas ir pastatęs meškerės ant stovų, pastebėjau, kaip vyras, šeimos galva turbūt, pasiėmęs ungurį, pradėjo jį greitai valyti ir kažką supratau iš prancūzų kalbos. Per šį laiką truputį jau pradėjau suprasti, ką reiškia šamas, kaip vadinasi ir panašiai, kad jis skubėjo greičiau išvalyti ungurį ir atnešti man galvą ir su visais organais ir panašiai. O ungurys yra labai riebi žuvis ir šamai jo dievina, man atrodo tai. Tad gal aš nerodysiu, pabandysiu parodyti, bet nemanau, kad žmonėms patiktų tai matyti, ką aš dabar matau. Tad susitiksime tada mesdami. Kas paprasta. Uždedame stingerį. Štai kaip. Tada dar dedame dar vieną kaplį. Ir atrodo viskas va štai taip. Užsegame. Ir aš dar manyčiau ir toj pirmoje, ką vakar dariau, tai iš tikrųjų biškį truputį pintų valu aprišau, kad nebūtų taip laisvas, nes iš tikrųjų metimo metu šis kablys gali ir užsikabinti čia, gal apsivinioti kažkaip tai kažkokiu tai būdu.
nes yra tai buvę, tad čia truputį apsivyniosime pintų valu. Na štaigi, surišome. Dabar, kaip matote, viskas stabiliau. Šis kabliukas eina į kairę pusę, šis į dešinę. Ir jeigu bet ką darysim, aišku taip, bet čia bus masalas. Bet matote, kaip viskas gavosi. Puikiai. Na ir likusi pinto valo gabaliuką mes ką darome? Išmetame pas save kažkur tai čia. Temos jau paruoštos. Viskas atrodo štai taip, tai yra vištiena. Štai čia mes turime umbrį. Na ką, darysime pirmus metimus. Taigi, šį paleisime ten prie sėklumos, taip kaip ir vakar buvo, o kitą ten, kur išbėgantis vanduo, kur, kaip ir sakiau, yra duobė. Tik vapsvos lenda. Ganagi. Smirda rankos, blėt. Laimingasis mūsų čikenas. Toli nemesime, mesime kažkur čia prie duobės netoli. Jo, duobė nebloga, tikrai nebloga. Jaučiasi, kad yra gal net apie 3 metrus. Super, manau. Pasirinkti taškai. Na ką, meškerės mūsų užmestos, stovi vietoje. Esu patenkintas vietomis, kurioje yra užmesti mano masalai. Tai yra vienas ungurys su galva ir organais, kita meškerė viščiukas su organais. Tai jo, dar teko pasišnekėti, nueiti iki šeimos prancūzų, nes norėjau dar sužinoti keletą informacijos, paklausti keletą klausimų, nes šioje upėje, kurioje žvejoju, tai mūsų kalba šnekant, jinai vadinasi Deloire. Ir netoliese, už kelių kilometrų dar teka viena upė, kurios srovė nėra tokia stipri ir jinai nėra tokia plati ir didelė. Ir irgi pasižymė didelėmis žuvimis, kaip šamai, ūsoriais, karpiais ir visa kita balta žuvim. Tai iš tikrųjų patiria, kad pabandyti tektų man ten. Tai iš tikrųjų jo, gal surasiu kokią dieną, gal 2 pabandysiu toje upėje, nes tikrai įdomi upė ir įdomus ruožai. Teko pasišnekėti ir apie naktinį žvejybą. Klausiau, kaip čia su naktinėmis žvejybomis, nes vakar, kiek teko man sėdėti, tai atėjo žmonės, jie sėdėjo ir laužus sukūrė. Kaip matote, laužas čia buvo kurtas. Buvau irgi pakviestas pavakarieniauti, nes susipažinome su tuo prancūzu, visai malonus žmogus pasirodė ir draugiškas. Gal teks irgi su juo dar pažvejoti. Ir kas dėl naktinių žvejybų liečia, klausiau, ar policija čia atvažiuoja, tai sakė, ne tiek, kiek policija atvažiuoja ar ateina žmonės, tiesiog truputį pamišę, ateina su peiliais, būna ateina su šautuvais ir tiesiog bando atimti, pavogti iš tavęs viską. Tai tiesiog mano GoPro buvo čia ir moteris man rodo, tipo, your camera, pistol, gun, puf. Tai jo, truputį jo, bet kaip ir nebejau, aš esu pasiruošęs tam iš tikrųjų. Kažkaip tai man patinka tokie adventure, bet aišku, nenorėčiau to patirti. Tad jo, reikia būti atsargiam, nes iš tikrųjų kelias namo tai yra apie 4 km ir važiuoju tokiu miško takeliu. Tai iš tikrųjų jo, truputį baisoka, bet jeigu kartais priekyje pamatyčiau kažkokius tai žmonės prisiartinčius ar kažkas, tai tikrai sustočiau ir pasiruošiau dvikovai su jais. Tai jo, reikia būti atsargiam, nes iš tikrųjų esu svetimoj šaly, esu svetimšalis, be kalbos, tai čia lengvas grobis, sakyčiau. Bet ne su manimi, man atrodo. Geriau nerizikuoti ir nežaisti. Tad jo, tiek žinių. Čia irgi žmonės vaikšto, rizikuoja savo gyvybę, nes iš tikrųjų nežinau, ką jie daro, jie yra gan stipriai išgėrę. Ir ta prancūzų šeima irgi sako, kad ką jie ten daro, ką jie renka, aš nežinau, ką jie renka, bet iš tikrųjų yra čionais povandeniniai sūkuriai, kurie tave įtraukia ir tau nėra šansų išlysti.
Tai čia jau buvo ne vieni ir ne antri žmonės, kurie mane tuom informavo. Tai iš tikrųjų jo, su maudymaisi visokiais, tai aš nenoriu rizikuoti, kaip sakiau, geriau apsiplausiu veidą, jeigu karstu ir panašiai. O šiandien šiaip nėra karstu, 26 laipsnių. Iš tikrųjų, kiek esu čia jau antrą savaitę, tai čia turbūt žemiausia temperatūra, nes paprastomis dienomis tai yra 36-35 laipsniai, naktimis 22. O šiai dienai mes turime 26 laipsnius ir naktį turime 14. Tad jo, nu ką, laukime, kada suskambės, wow, geras. Dabar aš esu daugiau pasiruošęs, budžiu prie meškerių, tad tikėkimės, fingers crossed ir susitiksime vėliau. Na ką, atsilaisvino mano vakarykštė vieta, tad manau, kad pernešiau visus savo daiktus, nes kažkaip tai maloniau, tuo labiau vakar turėjau kibimą. Ir čia truputį slepiuosi nuo saulės, nes ten tikrai kaitina. Ir tenais kaip vakar atėjo daug žmonių, kurie nori pasimaudyti vakare, nusimaudyti. Tad nenoriu jiems trukdyti, užmetę savo meškerės tenais. Tad jo, pereisiu į savo senąją vietą. Ką, pirmiausia, nusivarom dviratį per šį smėlį, kas tikrai nėra lengva. Ir nusivarom dviratį, paskui sugrįšime meškerių. Štai, dviratis jau vietoje. Manau, nenukris, stovi stabiliai. Kuprinę paliekame čia. Ir einame mūsų pagrindinių, mūsų meškerykočio. Nu, fainai, kad būtų, kad tai užkiptų kas nors. Visi reikia mano aukščiausio stebuklo, kuris tikriausiai neįvyks per šias kelias sekundės. Sunku per tą smėlį labai vaikščiot, bet no pain, no gain. Pirmasis yra ungurys. Na ką, pirmoji meškerė ištraukta. Kabliukai vietoj. Viskas tikrai super atrodo, kaip ir buvo. Taigi viena. Iš karto įsitraukysime dvi meškerės, kad vienu metu iš karto viską nunešti. Na ir iš ten mes susimesime. Na ir mūsų vištiena atkeliauna, mūsų sėkmingasis vakarykštis masalas. Fui. Okay. No. Na ką, metame mūsų pirmąją meškerę su vištiena. Ir mes ją ir paliksime duobėje kažkurioje toje pusėje. Užsimetė gerai ir pajaučiau dugną super. Bet džiaugiuosi savo metimu. Ir paliekame. Ir ruošiame antrai meškerį. Irgi šalimais darysime. Stovi tvirtai. Nėra ko bijoti, kad nutrauks meškerę, nors iš tikrųjų bijau, nežinau, kas čia gyvena, kokie šamai, kokie didumų. Tad pavyksta man tinkamai ją užkabinti.
kartą. Nesupratęs iš tikrųjų to daryti ir tų visų tokių masalų naudoti. Tai yra labai keista ir nėra taip lengva, kaip atrodo. Jeigu dideli kebliai, tai nereiškia, kad gali taip lengvai užsimauti viską ir panašiai. Ne, tikrai nėra taip. Reikia žiūrėti irgi, kad kabliukai būtų laisvesni. Nusiplaukime rankas, nes jos labai purvinos krauju ir panašiai. Nemalonu imti nuo jų ryčio. Nusiplaunam rankas. Labai riebios nuo ungurio. Nuo vištienos jos tokios nėra riebios kaip nuo ungurio. Tiesiog rankų švarios. Galime daryti metimą. Super metimas. Dabar prie sėkliaus. Žiūrėsime, dėl to, man atrodo, palaikysimės iki vakaro. Paskui vėlai vakare apie 9 valandą mes pabandysim permesties taip pat, kaip ir vakar tai dariau. Taip, mūsų skambutį susikabinam. Štai. Na ir pastatome skiriai į poziciją. Super. Tai viena yra duobėje, kita yra seklumoje. Super. Truputį stipriau reiktų priversti. Na štai, mūsų meškerės paruoštos. Atrodo super. Na bent jau aš patenkintas. Nežinau, koks bus rezultatas iš to viso. Bet, nu, tikėkimės, tai kažką mums atneš. Ką, pirmasis šamas, tai ką norėjau daryti video. No. Ja, is goed. Ką, pirmasis šamas. Nėra didelis, bet... Ką, apsimaunam pirštinį. Wow, nėra didelis, bet tai yra šamas. Ir užkybo ant vištienos. Fish. Good. But you eat? No. I want it. Huh? You want? No, I want it. no. To eat. Sorry. It's little. Sorry. So yeah. Nėra lengva ištraukti. Atėjo, sako, ar paimsit šitą šamą, nes jį norėtų pasimti ir suvalgyti, bet sakau, kad ne, sorry, iš tikrųjų negaliu taip pasielgti. Tas mažus. Dar nėra rėdi. Bet ką, pirmasis šamas iš tikrųjų. Ir užkybo ant tos pačios vištienos, ant kurios vakar žvejojau. Tai. Wow, tiesiog super, tiesiog nuostabu, wow, to nesitikėjau. Wow. Ok. Štai. Vienas kablis čia,
Kitas, štai ten. Wow. O, jis kažkam tai buvo nutrūkęs, žiūrėkit. Dar kabliukas kažkoks tai. Wow. Taip, mano kabliai ištraukti. Galva čia. Ir kažkieno tai dar kabliukas štai čia yra. Tai tu laisvinkim jį nuo to. Wow. Štai kabliukas kažkieno tai. Kažkam tai nutrūko jis per pavadėlį. Metalinis yra pintas valas, ne, tai yra žilka. Wow. Super. Ką aš tai pagavau savo pirmąjį šamą ant vištienos. Prieš tai norėjau daryti video, nežinau net ką norėjau kalbėti, iš tikrųjų pirmasis mano šamas pagautas ant negyvos ir po vakar dienos, kai nutrūko daug didesnis, žymiai didesnis, pagavau šį ir tai dienos metu, tai yra nuostabi žuvis. Ačiū tau. It's a beautiful fish and just release this fish. Beautiful. Yes. Paleiskim šią žuvį. Na ką, wow, iš tikrųjų labai karsta, buvo prieš tai labai šalta man, net apsirengiau ir dabar man labai karsta, bet nėra laiko, kad nusimaut kažką, tai nežinau, kaip gerai matosi ar ne. Bet jo, viščiuko galva sudirbo antrą kartą ir tą pati svarbiausia, tai čia yra labai įdomu. Taigi ką, vėl darysime viską tą patį. Turiu dar vištienos kažkokios, tai reikia peilį įsitraukti, kuris yra kažkur tai čia. Svarbu neįsidurt. Negaliu pajaust, kuris yra. Viską įsitrauksim. Žvakių prisirinkęs, viską prisipirkęs. Ir va, štai jis. Tai gerai. Iš tikrųjų jo, dabar papasakosiu taip trumpai dar, ką aš čia dariau. Šį stingerį iš tikrųjų tai aš per jį užmoviau daugiau širdelių vištienos, kad jį paslėpt. Tai yra 1, 2, 3. Perveriam per stingerį. Taip. Perėm per stingerį, kaip matot, jau paslėptas. Dar vieną uždėsim. Taigi va, tai štai tai atrodo taip, wow, net kaip fainai. Smagu labai. Štai galvą dėsim štai čia mes. Wow, nežinau, kiek matosi iš tikrųjų. Bet jo, stengiuosi, I do my best. Taip. Ir jo, turbūt turiu dar vištienos tos. Tai nežinau, sparnelį ir kas. Tai mes išpjausim turbūt iš kuros gal. Nežinau, kiek čia jums matysis tas viskas. Bet jo, viskas paprastai ir užkybo iš duobės. Tai yra labai faina. Ir unguris tylu, bet ungurio aš nesiruošiu keisti. Tai jo, taip. Jo, norėjo, kad aš jums atiduočiau, bet... Wow, big, tai kalbėjom apie ungurį. Wow, big fish. Wow, čia mano rekordas. Iha! Wow. Wow. Wow, čia yra neblogas jau. Tikrai. Čia jau mane eina. Taip, lengvai su juo kovot. Wow. Taip, nusiraminam.
Wow, ką tik vieną pagavau, gal 1,20 m pizda, kaip įso ant ungurio, bet jau didelis. Klausyk. Jo, bet čia geras. Va čia. Eik tu nahui. Dievai, pohui traukiu, bet tau skambinu. Oh my god. Bet čia geras. Pirmas tai mažas buvo. Palauk. Aš padėsiu gal šoną. Eik tu, bet geras. Blet, kaip čia jis davė vaizdų. Ką tik vieną pagavau, paleidau, su GoPro dariau video, kalbėjau, žinai, kad keičiu masalą. Ir sakau, blet, ant ungurio tylu. Ir tik girdžiu, ding. Pizda kertų, kaip davė, čia bus video geras. Oh my god, čia geras. Čia 1,5 turbūt jau bus. Pizda. Ai, tu nahui. Blet, taip nereik pasiimti. Nu, nesimato dar jo? Ne, jis van toli. Jis ten, kur užmečiau, dar toliau met. Blet, tas skambutis mane dergina. Skambutį laimė. Jo, zaibėsiu. Davai, tėvai, aš jau perskambinsiu, nes negaliu taip. Davai. Fū, blet. Eik, na. Oh my god. Čia geras. Čia tikrai geras. Sunku vienam viską daryti iš tikrųjų. Ir nieks nepadeda, kiti tiesiog žiūri į mane ir niekad padėjo. Oi, iš tikrųjų viską pasiruošiau replėtės ir metrą čia, nes... Wow, ranka pavargo jau. Wow, gražus. Gražus tikrai. Gražus šiams labai. Jis dar ne. Wow, super kova, visas šlapis iš tikrųjų. Ir nieko, tu tiesiog jis kaip kelmas ir negaliu net patraukti nieko. Ranka pavargo tikrai. Wow, čia geras. Wow. Nežinau, wow, jis koks, wow, pažiūrėkit. Wow. Oh my god. Ne, dar nepasiruošęs. Tegul nuvargsta truputį, nes... Oi, kaip sunku vienam. Negaliu sutvarkyti. Nežinau, kaip darysiu nuotraukas viską, bet... Yes. Tomka! Tomas, gdzie ty jesteś? Patrz, mega. Jeden już złapałem i za 20 minut drugi wziął na węglarz. No to już 1,50 m ma. Wow. Oh my god. Ja już jego walczę 10 minut może. Oh my god. A? Tylko widzisz? O. Not 2 meters, but 1,50 m. Wow, so big, oh my god. Tylko jeden złapałem na kurczak, no tylko metr taki 20-30. Gawędka na węgorz, tylko ding, biega, bam. Jak wjebał, takie video będzie. O, nic dalej nie może zrobić. O kurde, wow. Patrz.
Стали мокрі все. Було зимно, зараз так горąco. Морда якось, я пірдаль. Все, ну ж. Już, patrz. Patrz. Опа. Добре, Томка. Добрий розмір. Ну добре, Добрий 1,50 м буде. Це wszystko їдемо, приготує, ніхто не поможе. То добре, поки є тут люди, здjęcie попрошу, якщо що. Ще дзвонять, не? Już. Добре. Hej. Добре, давай. Jo, okej. Давай. Окей, ка. Бандись, миньте. Вау, из кокс. О май гад. Юсик, пожалей, как я здесь думал. Aš nežinau, kaip man čia vienam sutvarkyti, nieks nenori man padėti. Nieks nieko. Visi nedraugiški kažkie tai. Taip, bandom jį atkabinti. Ne, pirmą gal neatkabinsim, reikia jį pamatuoti kažkaip tai. Štai visas šamas. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Taip. Metras. Neužtenka 1,50 m. Nežinau, kaip matos. Bet jo, pavyko ir štai 1,50 m. Baigėsi 60. Tai dėdėkim nuo čia. 50. 1,90 m, atrodo. Nu ką, atkabinkime šį gražuolį dar kartą. Pamatuokime. Taigi tai yra centimetras, nu gal biškį daugiau. Pradėkime. Eina. 1,50 m pasibaigė. Ir tada dar 38. Tai sakykime 1,90 m. Wow, what a fish. What a fish. Mano ranka štai visa. Va, lenda taip. Wow. What a fish. Beautiful fish. Wow, amazing. O, pagaliau. Visas purvinas, bet man nesvarbu, bet pagaliau šį. Ką, štai ir aš. Štai taip aš atrodau. Po šamo kojos šlapios, visos purvinos, maikės, purvina, karšta. Tiesiog, ką, pagavau pirmąjį šamą ant tos vištienos. Keisdamas masalą, nežinau, ten jo kažką kalbėjau, kad jo dar ant ungurio nieks nekimba ir tik uždėjau viską ant kablio, paruošiau užmetimų ir girdžiu sekantį mano meškerė. Atsiprašau, tiesiog emocijos yra visas, labai sunku net kalbėti iš tikrųjų, bet norėčiau perduoti tas savo visas emocijas jums. Wow, ne, tai nieko, tiesiog šikšnosparnis tikriausiai per valą perskrido. Tad jo, ir sekantį meškerė girdžiu, kad skambutis mano skamba, žiūriu, kad jo kibimas. Ir jo, ištraukėmės tą šamą. Ir jis buvo, man metrų neužteko, 1,50 m. Tai jis nuo tos dalies, kur baigėsi 1,50 m, dar dėl tai buvo 38 cm. Tai sakykime 1,80 m ir 1,90 m, kažkas tokio. Wow, graži žuvis. Wow, pamušiau savo asmeninį rekordą, tai ko norėjau ir dar svarbiausia 2 šamus pagavau. Tai ir dar dienos metu kažkiek tai aišku, gal nuotraukos nebus tokios gražios, nes žmonės, kurie fotkino, daugiau stebėjosi ir žiūrėjo žuvimi, kiek stengiasi nufotografuoti ir gerą kadrą pagauti, bet nesmė, iš tikrųjų matysis, kiek matysis, liko įamžinta ir jo, tad jo, dar užmečiau, permečiau, nežinau, dar kažką tipo bandysiu, tipo dar pagauti, bet kaip suprantu pasilieku vienas, nes visi išvyksta, tai iš tikrųjų vienam kaip susitvarkyti reiktų, aš nežinau, tiesiog atkabinti ir paleisi, nes čia tiesiog nesąmonė. Wow, tai tiek žinių, žodžiu. Skubu pranešti mano sesiai, mano šeimai.
kad pavyko man įgyvendinti mano tikslą. Dabar galiu tiesiog atsipalaiduoti ir nereikia žvejoti, galima tiesiog švęsti. Kas per emocijos. Wow, tiesiog. Maikė šitą ant sienos pasikabinsim kaip atsiminimą. Tiesiog nerealu, negaliu, net rankos skauda, net kamerą dabar laikyti. Ta petį net kerta iš tikrųjų nuo tos meškerės ir visko, tad tiek žinių bus. Kažkas dar užkibs, būtinai parodysiu. Pilnas emocijų, dar net drebu, nežinau, ar užmigsiu, man atrodo, nelabai, peržiūrinėsiu visus video. Kaip kas, įspūdžių daug. Mano sesė nori tai pamatyti, nes jinai manęs jau laukia labai pati. Irgi sakė, kad man pavyko iš tikrųjų, kad ne veltui nusipirkau šiandien antrą savo meškerę ir padvigubinau šansus. Padvigubinau, net 2 šamus pagavau. Ir ant vienos meškerės, ir ant kitos, ir ant vištienos, ir ant ungurio. Tai, tai ką, pakuoju savo daiktus ir judu link namų. Nežinau, gal išeisiu dar kokį kebabą suvalgysiu. Kažką tai tokio norėčiau, nes negalėsiu aš taip užmigti. Susitiksim kitą dieną, dar liko man nepilna savaitė. Ir, dar pabandysime pagauti, bet dabar norėčiau pabandyti pagauti kartu su savo sese, kuri irgi yra čia. Norėčiau, kad jinai tą pajustų. Jinai yra daug smulkesnė už mane, tai manau, kad jai bus labai tai įsiminti. Na ką, jau susipakavau savo daiktus, dar žiūriu, kad GoPro neišjungta. Tad padarysiu dar trumpą video. Labai smagu. Pamuštas rekordas ir tiesiog didelės pastangos visada atsiperka. Tad nenuleiskit rankų, visada kovokit už tai, ko jūs norite savo gyvenime ir visada tai pasieksit. Kartais greitai, kartais tai užtrunka, reikia palaukti, bet tas to verta. Ar kaip pasakyti, nežinau iš tikrųjų, važiuoju namo tiesiog pasidžiaugti savo sese. Nežinau, sunku kalbėti, tadgi susitiksime kitą dieną. Iki visiems.